Sveiki, šiandien jūs susipažinsite apie tai, kas yra polifenoliai ir kokia yra jų nauda, bei kaip efektyviausiu būdu juos gauti kiekvieną dieną. Polifenoliai tai yra fitocheminės medžiagos. Tai yra antioksidantai, kurie saugo kūno ląsteles nuo laisvųjų radikalų, sukeliamų pažeidimų, todėl kontroliuoja, kokiu greičiu mes senstame. Jei organizmas tinkamai neapsaugotas, laisvieji radikalai gali įsismarkauti ir nulemti prastesnę ląstelių funkciją. Tai gali sukelti audinių degeneraciją ir skatinti Alzheimerio, širdies ar onkologinės ligas. Polifenoliai suteikia vaisiams, uogoms ir daržovėms ryškią spalvą, skonį, kvapą ir maisto oksidacinį stabilumą. Jų biologinės savybės žmogaus organizmui labai plačios. Polifenoliai kovoja su vėžinėmis ląstelėmis ir slopina angiogenezę, tai yra kraujagyslių, kurios maitina naviką augimą. Saugo odą nuo ultravioletinių spindulių, kovoja su laisvaisiais radikalais ir lėtina senėjimą, skatina smegenų sveikatą ir saugo nuo demencijos, slopina uždegiminės reakcijas, palaiko normalų gliukozės kiekį kraujyje, saugo širdies ir kraujagyslių sistemą, palaiko normalų arterinį kraujo spaudimą. Tačiau aktualus ir biologinis prieinamumas. Tai yra, kaip jūsų organizmas gali absorbuoti maisto medžiagas. Jas galite gauti su maistu. Tačiau įdomi polifenolių savybė, kad jie tirpsta riebaluose. Vadinasi, riebalai mityboje būtini, kad būtų pasisavinti polifenoliai. Ir laikantis tokios dietos, kurioje daug sveikų riebalų, optimizuojamas polifenolių kiekis, kurį organizmas gali absorbuoti. Dar vienas dalykas, kad polifenolių taip pat yra daug prieskoninėse žolelėse ir prieskoniuose, o taip pat vaisiuose, daržovėse, kaip minėjau, ir uogose. Uogose polifenoliai tai yra antocianinai, kurie palaiko kraujotakos sistemos endotelio struktūrą, gerina kraujospūdį, mažina oksidacinį stresą ir uždegimą, stiprina kapiliarų stiprumą, slopina trombocitų susidarymą ir užkerta kelią arterijų plokštelių formavimuisi. Mitybos ir dietologijos akademijos žurnale publikuotas tyrimas, kuriame dalyvavo dideliai rizikai priskirtos moterys po menopauzės. Nustatyta, kad 8 savaitės kasdien valgant po stiklinę mėlynių mažėja kraujospūdis ir arterijų standumas, o tai veikiausiai skatina padidėjusią azoto oksido gamybą. Nustatyta, kad moterys vartojančios daugiau nei 3 porcijas mėlynių ir braškių per savaitę 32% mažiau rizikuoja patirti širdies priepuolį. Stiklinė mišrių uogų per dieną mažina kraujospūdį ir didina naudingą didelio tankio lipoproteinų DTL kiekį. Mėlynės taip pat saugo nuo antrojo tipo diabeto, nes stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje ir gerina jautrumą insulinui. Taip pat polifenoliai veikia labai stipriai mūsų žarnyno mikroflorą ir padeda stiprinti mūsų gerųjų bakterijų kiekį ir savybės, būtent kurios yra virškinamajame trakte. O mikroorganizmai esantis virškinamajam trakte saugo nuo vėžinių susirgimų, nutukimo, cukrinio diabeto, neurologinių sutrikimų, alergijų ir nuotaikos svyravimų. Taigi, kur galima rasti polifenolius? Tai yra vaisiai, daržovės, uogos ir polifenoliai yra tirpūs riebaluose. Dėl to turi būti jūsų mityba pilnavertė būtent gerųjų riebalų. Tačiau ką daryti, jeigu kasdien mes negalim suvalgyti 5 vaisių, uogų, daržovių porcijų ir taip gauti reikiamų mums polifenolių, kurie labai saugo nuo įvairių susirgimų ir įvairių ligų. Išeitis yra ir išeitis, jinai turi pavadinimą, tai yra Fitline produktai, Fitline produktų linija. Ir dabar aš jums parodysiu 4 produktus, kuriuose yra labai gausu vaisių, daržovių, uogų polifenolių ir kuriuos vartojant kasdien skystoje formoje jūs gaunate labai didelį bioįsisavinimą. Kadangi produktai yra tirpūs vandenyje, o ne, kaip jau minėjau, polifenoliai, kurie standartiškai yra tirpūs riebaluose, Fitline kompanija, jinai ką padarė, jinai surado ir sukūrė technologiją, kuri vadinasi NTC. Tai yra maistinių medžiagų transportavimo koncepcija ir tai yra būtent tirpumas vandenyje. Polifenoliai yra tirpūs vandenyje, jie patenka į kraują ir patenka į mūsų ląstelę. Tai yra
jie tirpsta vandenyje, o mūsų organizmas yra visas iš vandens. Tai Power Cocktail'e ką mes turim? Mes čia turime uogų polifenolių, tai yra ir juodieji serbentai, ir mėlynės, ir gervuogės, ir avietės, ir vyšnios, ir šeivamedžio uogos, aronijos, taip pat vaisių daržovių polifenoliai. Beisike mes jau turime būtent vaisių ir daržovių polifenolius, čia mes neturime uogų polifenolių, tai toks skirtumas tarp šitų dviejų produktų. Taip pat yra vaikučiams būtent Power Cocktail Junior gėrimas, skystas, skanus, kuriame yra tos pačios uogos, kaip aš jau minėjau, yra vaisių ir daržovių polifenoliai, tai yra irgi vaikučiams gerinti tiek žarnyno mikroflorą, tiek stiprinti jų imuninę sistemą, tiek prižiūrėti jų vystymąsi. Ir taip pat yra nuostabus produktas, tai yra CellShoot antioksi, tai yra imuniniai sistemai stiprinti, tai yra antioksidantų kompleksas ir jisai čia taip pat turi savyje uogų, vaisių, daržovių polifenolius, kurie labai stipriai profilaktuoja įvairias ligas. Tai tokie 4 produktai, kurie turi labai daug polifenolių ir jeigu jūs nesuvalgote per dieną 5-6 vaisių, daržovių, uogų porcijų, tai jums būtina kasdien papildyti savo mitybą natūraliais būdais, kiek įmanoma, kad būtumėt kuo ilgiau sveiki ir ilgaamžiai. Ačiū už dėmesį.